Sveiki! Šį kartą savo savaitinėme vaizdo klipe, vaizdo dienoraštyje aš nutariau apjungti dvi temas. Tai visų pirma kalbėjimą apie save, ką aš kiekvieną savaitę ir darau. Ir kitas dalykas – maisto gamyba. Šiandieną nutariau pagaminti, kadangi yra proga, mes darbe ruošime pusryčius, tai aš savo kolektyvui gaminsiu varškės apkepą. O tuo pačiu kalbėsiu apie tai, kas domina jūs, kas domina mane ir kas domina tuos žmonės, kurie galbūt šitų vaizdo klipų net nežiūri. Tai padarysiu tokią klausimų atsakymų sesiją. Na, o pradžiai, tai mums reikės tokių ingredientų. Tai visų pirma, miltai, mano kruopos, tiesa šitų ir nežinau, ar prireiks, sviestas, cukrus, vanilinis cukrus, imbieras, cinamonas, pienas, varškė, be abejo, kiaušiniai, aguonos. Taigi, o kol aš gaminsiu, tai yra į miltus subersiu cukrų ir prieskonius. Vienas dažniausiai pasitaikančių populiariausių klausimų yra, Mariau, pripažink, tu nori susirasti vaikiną ir darai šios klipus būtent dėl to, na ir apskritai norisi reklamos. Viena vertus galime viską žiūrėti į tai, ką mes darome arba ko nedarome, kaip į reklamą. Iš kitos pusės, ne, konkretaus tikslo kažką padaryti, kažką susirasti aš neturiu ir tikrai nežiūriu į šitą priemonę, komunikaciją, kaip galimybę susirasti antrą pusę. Nes visų pirma, nelabai aš kažko ieškau, o visų antra, kaip ir kalbėjau TV3 žiniose, be abejo daug kas tai nuskaito vėlgi kaip reklamą, aš nežinau, ar kas nors darosi reklamą TV3 žiniose, bet aš savo galimybes apribojau ir žinau, kad dauguma žmonių, kurie su manimi bendravo, kad jie dabar nori santykį šiek tiek mažinti. O dalis žmonių, kurie manęs arba nežino, arba tiesiog buvau matytas, kad jie nenorės su manimi toliau bendrauti. Dabar iš kameros ištrauksiu sviestą, kad jisai būtų kietas ir tinkamas tarkavimui. Tarkuosiu jį į miltų masę. Ir prisiminiau vienos savo, na, negaliu pavadinti gerbėjos, vienos savo vaizdo įrašų žiūrovės tokią nuomonę, ar, na, neišmanimo klausimų galbūt. Ji teigia, kad kokie mes gėjai esame nelaimingi, mes negalime susirasti merginos. Ir dėl to, na, mes galime būti tik tai vienas su kitu, ar apskritai su kažkokiais šlykščiais seniais. Na, be abejo, susidūrusi, ko gero, jinai nei su manimi, nei su kitais nėra, nes iš tiesų tiek ir iš savo patirties, tiek ir iš savo artimųjų galiu pasakyti, kad gėjai yra siaubingai populiarūs tarp merginų. Ir norėdami tikrai tiek aš, tiek bet kuris kitas susirastų merginą ir tikrai neprasčiausia. Taip kad visa tai yra skedalai ir aš per savo gyvenimą taipogi esu sutikęs ne vieną merginą, kuri labai mielai būtų norėjusi draugauti su manimi, na, arba bent jau tiesiog permiegoti. Na, tačiau nepasirašau. Kitas dalykas, esu netgi užsirašęs tos klausimus, kad prisiminčiau. Aha, gajus stereotipas, kad visi gėjai yra stilistai, floristai ir panašių profesijų atstovai. Tai aš manau, kad aš jau įrodžiau, kad tikrai taip nėra. Be abejo, tokios profesijos žymiai populiaresnės ir žymiai dažnesnės gėjų tarpe, tačiau mes taip pat galime užsiimti labai įvairiausiamis specialybėmis. Būti analitikai kaip ir aš, dirbti statybose, medikais ir, na, ko tik sugalvosite. Nes kaip ir yra visuomenėje, tarkim, 10% homoseksualių asmenų, taip ir kiekvienoje profesijoje
jų galima sutikti. Be abejo, skirsis tai, kaip jie atrodo, kiek jie gali būti savimi, kiek jie save išreiškia darbo vietoje. Tačiau tai visiškai nereiškia, kad galima teigti, jog tam tikroje srityje gėjų tiesiog nėra. Beje, pamiršau paminėti, kas turbūt yra akivaizdu, receptą pasiskolinom iš Beatos. Akivaizdžiai ir ingredientų per daug prisirinkau. Na, bet ką, prieš tai sumaišiau miltų masę su sviestu, o dabar prapakuoju varškę, į kurią sumušiu visus kiaušinius. Tai yra 4 kiaušinius. Varškės naudoju kilogramą. Taigi, kur aš galiu pratęsti savo klausimų atsakymų sesiją toliau? Tai yra tai, kad visi gėjai nori būti moterys. Kad jie arba elgiasi kaip moteris, arba jie nori jomis tapti, arba dėl kažkokių priežasčių vaikystėje buvo, svajojo, norėjo ir panašiai. Tai yra, na, didelė netiesa. Kaip beje netiesa ir tai, kad gėjai nuolatos jaučia, kad merginos yra konkurentės. Tai pirmojo atveju, taip, galbūt tam tikra dalis fetišizuoja ir norėtų patapti merginomis arba retkarčiais apsirengti, nors tai visiškai nėra maišytina su transseksualais, atsiprašau, transvestitais, žmonėmis, kurie persirenginėja kitą lytimi. Nei aš, nei mano draugai svajoja tapti moterimis, jomis persirenginėja ir panašiai. Dėl to tai yra visiškai negeras stereotipas ir, sakyčiau, gerokai pasenęs. Nes yra daugybė vyriškų vyrų, užsiimančių tiek ir netikėtomis specialybėmis, tiek ir sporto, politikos žmonių, kurie tikrai nei tai slepia, nei iš tiesų to nori. O kitas dalykas, tai kad merginos būtų konkurentės kovoje dėl vaikino, tai vėlgi yra nesąmonė dėl to, kad merginoms patinka heteroseksualūs vaikinai, gėjams patinka gėjai. Ir nieko čia nepadarysi ir nepakeisi kitų žmonių. Taip, į varškės ir kiaušinių masę įberiu cukraus ir viską maišysiu. Viena skandalingiausių ir galbūt daugam pačių nemaloniausių temų, kalbant apie homoseksualius asmenis, yra tai, kaip jie mylisi. Ir yra įsivaizduojama, kad jie nuolatos apie tai tik ir galvoja ir daro kažką ypatingai blogo, bet seksas visuomet yra seksas. Nesvarbu su kuo ir kaip tu tai darai. Tiek ir heteroseksualūs, tiek ir homoseksualūs asmenys turi įvairių pomėgių, įvairių fetišų ir dauguma jų, tiesą pasakius, persipina. Tikrai mes nedarome nieko kitokio ir nieko ypatingo. Galbūt kažką tai ir nuvils. Ir paskutiniai atlikti tyrimai, na, jų tiesa nėra tiek ir daug, parodė būtent, kad gėjai, na, Delfio straipsnis netgi toksai buvo, su kvaila antraštė, kad Lietuvos gėjai nėra ištvirkę. Buvo turima omenyje, kad didelė dalis homoseksualių asmenų ar biseksualių arba nėra turėję lytinių santykių, arba yra turėję 1-2 partnerius, kas tikrai nėra daugiau negu heteroseksualūs asmenys. Taip kad, na, dar mums yra kur pasitempti. Ir kitas dalykas, viena iš kilimo priežasčių, kodėl apskritai, na, kas apskritai ir iš kur yra gėjai. Tai yra tai, kad vaikystėje juos kažkas prievartavo ir dėl to mes tokie esame. Tai, na, atsakingai galiu pareikšti, kad tikrai nesu patyręs prievartos savo gyvenime ir nemanau, kad kažkokios vaikystės traumos tai galėjo lemti. Na ir paskutinis pyragų kepimo etapas, tai yra stiklinio, na, bet kokio indo pasiruošimas, į kurį bersime didelę dalį pasiruoštos miltų masės, ant viršaus varškės masė, į kurią dar beriu porą saujų aguonų, ant viršaus likę trupiniai, na ir viskas keliaus į orkaitę. Ir pabaigai pasilikau tokį klausimą, tokia dažnai paplitusią nuomonę, kad homoseksualumas yra tiesiog stadija, per kurią visi pereina.
Be abejo, daugybė žmonių eksperimentuoja jaunystėje, pabando įvairių dalykų. Tačiau netikiu ir nepritariu tokiai idėjai, kad tai yra pasirinkimas ir viskas priklauso nuo mūsų. O vėliau praėjus kažkokiam laikotarpiui, kad mes pasikeisime. Ir, kaip mėgstama sakyti, atvirsime atgal į heteroseksualius. Tai tiesiog susitaikykite, kas dar nesate homoseksualūs ir esate prieš, jeigu tokie žmonės žiūri šios vaizdo įrašus, o tie, kas yra homoseksualūs asmenys, tai tiesiog džiaukitės gyvenimu, mėgaukitės ir galbūt pradėkite kurti savo vaizdo klipus. Su ingredientais gerokai persistengiau, bet štai taip atrodo sluoksniuotas pyragas. Štai taip atrodo mano užkandis, kuriuo tu mėgausiuosi. Ir to keliausim į orkaitę.